po viso šito ramiai klausysiu kitų. Na, pirmas, dėl ko klausė, Kristina, kaip pakliuvau ir kas lėmė apsisprendimą, tai pakvietė mane Jolita. Ilgai negalvojau, apsisprendžiau gana greitai, tik buvo viena sąlyga, kad nebūtų vien moterų stovykla su visokiais ten piešimais, jogom, dar visokiom tom praktikom, jo, ir kad būtų dar kažkas. Ir Jolita atliko namų darbus, girdėjau jūsų balsą, jūsų balso įrašą, kas bus dar. Ir tas lėmė mano galutinį apsisprendimą, kad čia bus ne tik tais užsiėmimai, bet bus ir išvykų. Tai va, į pirmą klausimą atsakiau. Toliau. Šią kelionę mano lūkesčius ne tik patenkino, bet ir viršijo. Ir tą sakau ne dėl to, kad pataikaučiau ar dar kažką daryčiau. Ir kadangi ir su Kristina nebuvom pažįstamos, susipažinom per Facebooką, prisijungiau prie jūsų grupės ir jinai man tikrai tokia truputį vėl tokia buvo įnešę truputėlį tokia nerimo. Ta Kristina per Facebooką pasirodė tokia super protinga, tokia super gudri. Galvoju, pasirodysiu kvailai, gal nusikalbėsiu šitą. Nepritapsiu. Nežinau, kaip gavosi, bet man patiko. Tik ir patiko viskas. Jo. O užbaigti norėčiau, kad tikrai su Kristina, kadangi kalbėjau jau tuo klausimu, jeigu tikrai iš mano aplinkos kas nors norės, aš tikrai drąsiai galėsiu jom pasiūlyti. O dėl ko? Dėl ko rekomenduotumėte? Dėl to... Aš, sakykime, noriu, ką jūs pasakytumėte, dėl ko verta, dėl ko? Pirmiausia, man asmeniškai visada labai svarbu žmogus. Kas tuo užsiima, kas veda ir tos vertybės žmogaus ir pagaliau tas požiūris, tas yra labai svarbu. Tas įeina ne tik, čia viskas susideda, ir balsas, ir kalbėjimo tempas, ir bendravimas, čia labai daug dalykų susideda ir ar tu priimi, arba tu kažkaip apeini. Tai va, kažkaip man gyvenime sekas, kažkaip labai daug sutinku tokių aplink man tinkančių žmonių. O kas jums buvo tokia įsimintiniausia patirtis? Arba kelios kažkokios, jums labiausiai kažkur ar save, kažką nežinau, išbandėte, atradot kažkokių naujų potyrių? Patiko, kiekvieną rytą tvarkingai tos jogos ir tai buvo neperkrauta. Ir svarbiausia, jinai buvo atvirame lauke, neuždaroje erdvėje, lauke. To, kad ko mes, jeigu nestovykla, paprastai joga visada vyksta uždaroje patalpoje. Ir tik kai išvažiuoji į stovyklas, tada pajunti tą gėrį, kada visą tą darai lauke. Tai va šitas man labai pasisekė, kad aplinkui susigyvenom. Atsirado ne tik tai vardai, bet ir pravardės žmonių. Jo ir visos šypsomės viena kitai. Nepavyko net susipykti. Na va, o dar į miestą susiradom visokių tokių, kur neliūdna mum ir ten palinksminom nuėjusios. Na tai va, kažkaip pat. Gal savo asmeniškai labiausiai išsivežat iš čia, ar bendrai kažką tiesiog gal tokių, nežinau, tokie asmeniškai kažkokių perliukų savo patyrimų, atradimų šitoj kelionėje Egipto šalies ar šiaip stovyklos prasme? Vien pamatyti Egiptą pirmą kartą buvo tikrai naudinga ir verta, ir
ir to norėjau galbūt ir anksčiau, bet tiesiog laukiau aplinkybių, kad susiklostytų palankios. Egiptą tikrai reikia pamatyti vieną kartą. O skaniai maitino, nevaikščio malkanos. Tikrai, vat, ir apgyvendintos buvom irgi, vat, mums tai iš viso, netgi su Jolita atskiri kambariai, gyvenam kaip kaimynės. O šiaip tas dvasingumas, tas santykis, tas šiltumas toks, tik tapom kaip viena didelė gera šeima. O tas yra labai svarbu. Šiais laikais jaustis šeimos dalimi Taip, taip, tarp svetimų žmonių. taip, tai čia yra dovana. Ačiū. Nu tai tiek, o jeigu kažką dar sugalvosi, tai Pasakysiu. taip.